Sveiki, šiandien Klaipėda, patikroj Dodge Durango, 15 metai, 3.6, benzinas, automatas, 4 varomi, Amerika. Tai pagal vyną pasižiūrėjom, kad nestiprus buvo smūgis priekėje, iki Langeronų nedaėjo, tai pakeitė bamperį, pakeitė kapotą, sparnai vos buvo liesti priekis. Ir apie mašiną tai tikriausiai jau žinot, kad 3.6 šitie varikliai ganėtinai patvarus, su dėžė, su 8-bėgiu draugauja labai gerai. Aišku, ryda šitam automobilį yra 200, beveik 70 tūkstančių, sakyčiau, jau didoka. Jau didoka, nors šitie varikliai jie tikrai važiuoja daug daugiau ir po 400 ir taip toliau. Dėžės, geros, labai geros, bet jau irgi ta ryda šiek tiek jau gal biški virš normos. Tai va, patinka man šitie modeliai, kaip ir Jeep Grand Cherokee, dėžės tos pačios, komfortiška, erdvi, 7 vietų, toks rimtas automobilis, sakyčiau. Tai ką, pradedam patikrą. Va, tas automobilis, tai aš greitai praeisiu kėbulą, kairysis žibintas kaip ir gerai, čia vat priekinis sparnas čia labai smulkiai, nedaug, tai gerai įsidėta, yra originalas, nekeistas. Taip, toliau sparnas, jokių pažeidimų nematau. Taip, toliau galinių vaizdo veidrodėlis gražus, stojka priekinė graži, durelės vairuotojo užsidaro, atidaro gerai. Čia mažas toksai, čia smulkmena. Taip, tarpas tarp durų kairė pusė gerai. Čia dabar vizualiniai apžiūra, galinės durys kairės pusės gerai. Taip, lygiai atsidaro, užsidaro, dabar tvarkoj, galinis sparnas kairės pusės gražus, bamperis sueina su sparnu. Šiek tiek yra tokių tarpelių, bet čia nedaug, čia va šiek tiek. Šiaip pats bamperis gražus, žibintų. Taip, kairė gal šiek tiek, čia yra toks dešinė. Gal šiek tiek reikėtų pareguliuoti galinį dangtį. Taip, spoileris mažas toks, bet čia ne nauja mašina, kaip sakoma. Dešinė pusė, bamperis su sparnu sueina gerai, sparnas vizualiai gražus, žibintai dešinė gražus, dešinė galinės durys užsidaro, atidaro gerai, tarpas tarp durų dešinė pusė gerai, durelės dešinė priekinės atsidaro, užsidaro gerai, tarpas irgi gal čiūčiut buvo tas sparnas nuo smūgio čia paėjęs. Taip, dešinės pusės veidrodėlis gražus, stojka priekinė dešinė pusė gerai. Taip, stogas, kiek matau, yra apledėjęs, nieko čia nepadarysim, bet priekis gražus. Stiklas be kažkokių defektų. Dešinė pusė sparnas, taip pat sparnas gražus, kapotą reikėtų pareguliuoti, šiek tiek yra pakeltas ta pusė, ten yra tokie reguliatoriai. Dešinė pusė žibintas taip pat gražus, bamperis priekinis, viskas tvarkoj. Čia matom, šiek nuleistas yra, ten pakeltas. Taip, pradedam nuo stogo, turi būti kažkur tai iki 150, 154 gerai, sparnas priekinis kairė 140 gerai, 163, dar paklaida gali būti, stojka 135 gerai, durelės vairuotojo 149, 168, durelės galinės 125, 117, sparnas galinis kairės 167, 113, 103, 157 gerai, stogas galas 155, galinis dangtis 137,
137 gerai, galinis sparnas dešinė 98, 154, stogas 161, 126, galinės durelės dešinė 144, 114, priekinės durelės 200 va jau perdažyta, 299 perdažyta, 290, 300, 268, dešinės pusės priekinės durelės perdažytos, stogas vėl 136, 175, bet nematau, kad čia būtų, kad jis būtų dažytas. 147, stoikė priekinė dešinė 138, sparnas priekinės dešinė, keistas matomai 33, 30, 63, tai buvo keistas kažkada. Ir kapotas, to kapotą pasižiūrėsim, vidinės dalis. Stoikė priekinė kairė 24 gerai, stoikė kairė vidinė 22, 35, galas, sparnas galinis, taip, vidinė dalis 58, 75, gerai, nes viduj yra mažiau. Taip, dabar dešinė pusė 36, vidinė dalis 30, čia vat nuo diržo yra pabraižymo. Matomai nespėdavo diržas užsidaryti. Taip, vidinė 36, 35. Ne, su rėmu viskas gerai. Perdažytos tik priekinės dešinės pusės durelės. Kapotas aliumininis 155, 196, nu perdažytas, jis keistas buvo. 165, 100, ne, 200, gal kažkur tai vat, per vidurį, gal dažų sluoksnis per didelis, gal kažkur tai dalinai perdažė, bet vis tiek jis buvo keistas, reik klausti, nes čia vat, gal į dėvietą buvo keistas. Taip, žiūrim apačią. Priekinis stiprintuvas, nu šiek tiek parūdijęs, bet nėra daug. Čia jau rėmas taip, nu turi rūdžių. Čia pas mūsų šakė priekinė dešinė. Nu, šakė toks dalykas keičiamas, suportas kažkur drėgmei buvo, bet matom, tenai toliau kaip ir sofė viskas. Čia vat kairė pusė, irgi galim nudažyti iš esmės. Yra tų rūdžių, bet jie paviršutiniški. Vat kažkada jau buvo dažyta. Tiesiog rodau faktą, nėra čia tie rūdys, nėra jie stipriai jau paveikia, yra paviršutiniškai. Amortizatoriai sakė, kaip ir techapžiūra sakė, kad keisti, bet matau, kad jie nėra išbėgę, bet jie gana gražus. Taip, kėbulas, slenkstis, kairė gražus, dešinė gražus, vidus gražus, tepalų prasunkinimų kažkokių nematau. Slenkstis iš kairės, iš dešinės, sakau, paviršutiniškai yra paveikta. Bet vat, yra ir čia irgi. Tai reikėtų, jeigu jau noras didelis, viską šlifuoti ir susmėliuoti ir perdažyti. Nes toliau tas eis, bet čia nėra dar kaip Toyota būtų, kad jau metalas toks jau. Galas, matom, taip pat nebuvo daužtas, nebuvo liestas. Galinis pas mūsų reduktorius sausas. Tikrai kažkokių bėdų didelių nematau, tik tai, kad taip lonžironas, iš čia
Gražus. Iš čia, kiek matau, taip pat padangos 22 metų. MS, tai yra universalios, čia viskas gražu iš viršaus. Stabdžių diskai gražus irgi, reikia pavažiuoti, bet jie neturi išdirbimo didelio, diskas pats gražus. Taip, kairė pusė galas. Protektorius dar apie 50%, Michelin 8-litiniai ratai, 22 metų. Čia pas mūsų GT, tai skirtumas yra ant priekinės ir ant galinės ašies. Dešinė tie patys kaip ir kairė, stabdžių diskai be didelio išdirbimo, išoriniai diskai gražus, priekis dešinė, taip pat stabdžių diskai labai geri, čia išoriniai diskai gražus, rėmas iš vidaus gražus. Taip, kas liečia dabar klaidų, iš variklio dėžės instrumentų nėra. Čia tiesiog lemputės buvo, reikia aiškintis, kas čia right, tai yra ir kairė, ir dešinė priekinė, tai nes buvo mušta. Paskui padangų slėgio kažką buvo, nes žiemą dabar labai stringa davikliai radio, bet tikrai neesminės čia klaidos, bėgių nematau aš didelių. Kiek pas mūsų rodo odometras 269, tai čia pas mūsų mylės 167, tai iš esmės tas pats ir gaunasi. Tai odometr viskas gerai, rida čia yra padangų blokė. Naujas blokė pasižiūrėsim. Čia ant skydelio mes matom, kad rodo tik tai indikatorius, kad padangų slėgis. Tai sakau, dėl to, kad šalta yra, dabar dažnai tą slėgį rodo. Niekur mes nedingsim, slėgį blogą rodo. Visiems šalta yra. Instrumentų paneliai. Irgi va, rida 269, tai aš manau, kad ir pagal stovį matosi, kad tikrai daugiau nėra. Taip, langai, stiklų paketas veikia, taip, mygtukai ant vairo veikia, centrinis veikia, kruizą dar pasižiūrėsim, taip, displejus reaguoja. Padarysim čia mažiau, čia daugiau, ventiliatorių padidinsim, sėdynės paleisim. Taip, kamera veikia. Taip, dėžė nesmūgiuoja, vairas, sėdynės įsijungia, čia pučia karštas. Sklendės veikia, čia šaltas, čia karštas, kaip ir padarėm. Čia dabar sumažinam, čia padidinam. Viskas gražiai. Čia karštas, čia šaltas. Nu va, darau test drive dabar.
miesto greičiu niekur jo netraukia. Įsibėgėjus akceleratorių priima gerai, stabdant taip pat jokių diskomforto nesijaučia. Smūgiuoja dėžę, numeta bėgius gerai, tai aš dabar video išjungsiu, dar pasižiūrėsiu dėmesingiau, nes su video čia ir policija ir taip toliau. Tai va, šiaip dabar kol kas jokių pastabų dėl važiavimo nėra. Tai va, automobilį patikrinau, automobilis gyvas, nėra ten kažkokių apvertimų ant stogo, nėra iš dalių suklijuotas, sakykime, nu yra ta apačia parūdijusi, bet paviršutiniškai, nėra ten, kad metalas jau būtų stipriai paveiktas korozija, tai yra giliai, jis stipriai yra paveiktas paviršutiniškai, bet ne giliai dar. Tai va, slenkščiai gerai viskas, vidinė dalis, kur variklis stovi, tai irgi viskas tvarkoj, parūdysiu tik apačia. Nu ir durelės ten dešinės pusės perdažytas, kapotas keistas. Tai va, tai šiaip važiuoja gerai, nesmūgiuoja, nevibruoja, trauka gera. Tai kiek dar gyvens, kas žino, kaip ten buvo eksploatuotas ir taip toliau, bet šiam momentui kaip ir mašina patiko ir jeigu ten klientui atsakymas, tai aš manau, kad vertas, jeigu negąsdina rydą. Tai va. Dėkui už dėmesį, klauskit, rašykit komentarus, skambinkit, gražios dienos.